Sveiki, dar vienas filmukas, tokia keista tematika, kodėl žudomi ekstrasensai, kodėl vakcinuojami vaikai ir koks sąryšis yra tarp šitų dviejų dalykų. Pirmiausia, pradėsiu nuo pirmo dalyko, nuo ekstrasensų. Žodis ekstrasensas, pats žodis, jeigu skaidžius į didelis, ekstrasens reiškia papildomus pojūčius. Tiksliau pasakius, juose, tuose žmonėse yra išlikę daugiau pojūčių, sugebėjimų matyti, jausti, nei pas mumis eilinius žmonės, kadangi bėgant metams, tiesiog tūkstančiams, iš mūsų buvo atimamos šitos savybės, deginamos raganos, kurios gebėjo tokius dalykus matyti, galėjo skraidyti, galėjo skaityti mintis, galėjo vienoje vietoje dingti ir kitoje vietoje atsirasti. Šitie žmonės buvo visaip naikinami, deginami. Deginime laužo, todėl kad deginant ant ugnies žmogaus patirtis neišsinešama sielos ir neišsaugoma. Ekstrasensai taip pat dabar šiuo metu medžiojami, nors sudaromos taip tarsi ir varžybos, ekstrasensų mūšiai, į kuriuos patys jie sueina kaip avys iš miško pasislėpę, grįžta atgal į narvą. Čia jie atrenkami, atrušiuojami, iš užkulisių žiūri dėdės juos, juodais švarkais atsirenka geriausią, paskiau įkiša į kažkokią tai vietelę, kur turi jisai dirbti ir ne visą laiką žmonijos labai. Pradžioj gali būti kur nors įkišti muitinę išbandyti, jeigu jisai kiečiau mato arba žino, sugeba daugiau dalykų daryti, jį panaudos paskiau jau ir slaptiems projektams. Ir kada jisai bus jau nereikalingas arba darysis pavojingas, juo bus pasišalinta. Šitokiu būdu, bent jau tokios kukliomis žiniomis, Rusijoje žuvo per 2 metus apie 35 ekstrasensai. Tai neoficialūs duomenys, aišku, jie slepiami, spaudoje niekas nerašys, nes paskui pradėtų domėtis. Čia savotiškai kai liudininkai, kai žmonės, kurie pamato ne tai, ką reikia pamatyti. Tas pats yra su vaikais. Kada vaikai yra neskiepyti, jie gimsta normaliai ir ypač jeigu jų virkštelė nenukerpama iš karto, palaikoma valandą pusantros, vaikas visiškai gauna pilną užtaisą iš mamos vitaminų ir programų ir imuninė sistema pasikrauna pilnai 100%, kaip kompiuteris faktiškai apsinaujina, nuo visko atsiriboja, nuo visokio blogio, jis yra apsaugotas ir jisai gali sveikai vystytis. Kadangi gimdymo namuose vaikus luošina, faktiškai beveik visus, tai jie jau automatiškai praranda tas savybės, kurios yra juose, šiaip turėtų būti. Ja? Kiekvienas žmogus turėtų matyti daugiau, mes matom dabar tik tai 10% visų spalvos skalės, katės šiek tiek mato daugiau, todėl jos gali netikėtai kambarį pažiūrėti į kažkokią tai vietą, kuris matysite tik tai tuštumą. Prieblandoje maži vaikai mato slankiančius pilkus permatomus šešėlius, gali pasakyti, kad tai dėdė ar teta eina. Kitas vaikas gali prisiminti savo praeitą gyvenimą, papasakoti tiksliai nusakyti vietą, gal net mūšio lauką, papasakoti istoriją ir kur paslėptas užkasta patranka, pavyzdžiui, ir gali atitaisyti iškreiptą, paslėptą, pavogtą iš mūsų istoriją. Todėl, kad taip nevyktų, kad žmonės liktų durniukais, jiems kiekvienai tautai atitinkamai pagal jų intelektą, pagal jų mąstysena paskiriama religija, vienam vienokia, kitiems kitokia, ir žmonės taip suskaldomi į grupuotės, padaromas priešingybės vienas kitai, vieni geri, kiti blogi, ir prasideda kova. Žmonės pradeda vieni kitus žudyti, nuodyti, kariauti vienas prieš kitus. Iš viso pasaulio sistema, tas visas valdantis blogis, žmonės suskirsto į 2 grupės, tam, kad kažko tai mes nekęstume, kad mes prieš kažką tai kariautume. Mums visą laiką įbrukamas blogis. Rusai puola arba Amerikoje dar keisčiau dabar rodomi visokie keisti dalykai, kad puola ateiviai ir tuo padidina mokesčius, aišku, žmonės pradeda mažiau gauti pinigų savo į rankas ir daugiau skaitoma į valstybės pusę. Ir iš tenais, nežinia, kokiais vėjais išnešami pinigai iš kišenių žmonių ir jie panaudojami atseit gynybai, projektams naujiems,
vystymuisi, technologijų vystymuisi, kurie atseit apsaugo žmonės nuo ateivių įsibrovimo. Technologijos yra tokio aukšto lygio, kad dabar netgi žmonės turi tokias technologijas, apie jas nekalba niekas, jo nei Delfi, nei televizija, aišku, jums nekalbės, čia gal po 10 metų kada nors atskleis tokius dalykus. Su savo erdvėlaiviais gali per 90 minučių, čia jau senos žinios, per 90 minučių nuskristi iki Mėnulio. Šiaip gali bet kokį ateivį grąžinti į jo namus, tai reiškia, gali skristi greičiau negu už šviesą, ne? Nes kadangi reikia pasiekti, nebūtinai mūsų galaktiką, reikia gal pasiekti kažkokią paralelę, dar kažkur tai toliau, ir šviesos greitis yra per lėtas tokiems dalykams, todėl yra išrastos technologijos, kurios leidžia sulenkti erdvę kaip lapą ir iš vieno taško į kitą tašką, sulenkus erdvę, patenkama akimirksniu, ne? Šitų dalykų niekada jums niekas nepasakys, o kad niekas nesužinotų, kad niekas nepastebėtų šitų dalykų, kad kažkur kažkas skraido, kad kažkur kažkas kabo, kad kažkur jūsų kambarį atsistoja kažkoks Mikė pūkuotukas, 8 cm dydžio pūkuotas su raudonom akim. Vaikai gali matyti ir mažiukai dar vos pradėjo kalbėti, sako bubukas, naminukas ar dar kažkaip tai. Skiepijama. Vakcinos. Vakcinas yra labai daug, didelė porcija gyvsidabrio. Gyvsidabris visose vakcinose yra sudėtyje vakcinų gyvsidabris. Ir jisai patekęs į žmogaus kraują, pirmiausia jisai keliauja smegenis ir užima visus tos kanalus, galus, neuronus, kur vėliau bus daroma blokavimas. Ir dar įsivaizduokite, jeigu palydovai dalyvauja orų daryme, gaminime, kada mikrobangomis spinduliuoja iš kosmoso, atspindi iš HAARP sistemų Žemės einančias bangas į viršų, jie atspindi tam tikrą rožę, tam tikrą šalį, paveikia spinduliais debesį, pavyzdžiui, iš ten to debesies iškrato visą drėgmę, pradeda lyti, o tokiam bangom pavaro vaikučiai, jie suirzia, jie laksto, jie būna piktai žaidžia, gali peštis, arba dar kitiems gali skaudėti galvą, labai skaudėti galvą. Taip lošinama žmonija, tam, kad mes netektume visų savo savybių, kad mes nesužinotume niekada, iš kur mes esam, kas mes esam, ką mes galime daryti ir kas mūsų bijo. Bijo mūsų sistema, bijo to, kad mes negalėtume susivokti, susiprasti apie savo galimybės, ką mes galime iš tikrųjų padaryti. Ir visą laiką mūsų laiko uždurniukais gali ten pakišti visokių idėjų, pavyzdžiui, kaip ir Lietuvoje, kaip ir viso kitose šalyse. Padaromas kažkoks tai priešas, nupiešia kažkokį tai vilką ir sako, dabar jūs bijokit. Tam, kad paskiau prakišti kažkokius projektėlius, nupirkti pigių tankų, senų niekam nereikalingų, kurį atiduoda jau tokiam šalims, kurios yra dar prašiau turbūt už Afrikos šalis, jau ten buga atėjo, neperka tų ginkluočių, tai iš užžiūrio, tai tada įkiša Pabaltijos šalyse, tiems ministerėliams ten yra dideli pinigų kapšai plaukė ir taip plaunami pinigai. Aišku, kiekvienas paminėjęs šitokius dalykus, tokias vagystės iš žmonių kišenių, aišku, jisai iš karto automatiškai prikliuojama jam etiketė liaudės priešas, kadangi jisai neleidžia, pamato vagis, jis neleidžia vogti. Suprantat? Taip durninami žmonės, dulkinamos smegenys. Iš tikrųjų, jeigu tie patys rusai norėtų pulti, tai ten užtektų 10 sparnuotų raketų, kalibro klasės, kurios gali pakilti kažkur nuo Juodosios jūros ir nuskristi apie 2500 km, 2500 km maždaug, darbinis toks skrydis gali iki 3000 su virš, bet normaliai iki 2,5 neskrenda ir tiksliai pataikyti taikinį 5 metrų tikslumu. Tai įsivaizduojat, kas liktų iš mūsų tų tankų ar ten kažkokiu tai patrankų, kurias nuperka už milijonus, už tos milijonus, kurie galėtų būti paskirti įrengti darželiams, mokykloms, bendrai vaikų aikštelėms, kultūros namams, poilsio namams, pramogų net namams, poilsio pramogų namams, pavyzdžiui, ne? Ir sumažinti kaštus, daryti tokias įstaigas nemokamas arba su mažais labai antkainiais, padidinti žmonėms pensijas, nes jie užsidirba jas, galų gale šitiek metų dirbę, ir nešvaistyti pinigų vėjais. Ir kad nebūtų tokių įžūlių, kabutėse,
liaudės priešų, tam sukuriamas visokios legendos, durinami žmonės per televiziją, per radiją, kaip tik įmanoma ir visur pakišama, visur, kaip stebėjau, kai žmogus pasisakė prieš vakcinas, atvėrė kortas visus juodus darbelius parodo arba apie pedofilus ir iš karto jisai liaudės priešas, iš karto bandoma jo atsikratyti. Tai štai vėl grįžtu prie pirminės temos, ekstrasensai ir vaikai. Vaikai taip pat dabar yra pagerinti, jie nuo 2002 metų ateina į pasaulį ypatinga karta žmonių, vaikų. Jie beveik visi turi tos sugebėjimus ir anksčiau ir vėliau tos programos pas juos suveiks. Netgi būna tokių atvejų, kada netgi ir vakcinuojamas vaikas, jisai pertempia tą laiką, pergyvena ir maždaug ten 6-7 klasėje būdamas, jisai pradeda kalbėti, paskui sako, aš matau už lango ateivi, yra tokie, pavyzdžiui, ten mėlyni geltonom akim, kitoj dimensijai faktiškai, kitam matymė. Vaikai yra kaip radio imtuvas senoviškas, jeigu prisimenu, toks būdavo su rankenėliu suki ir važinėja skalė raudona. Tai jie turi sugebėjimą paslinkti savo matymą, savo šaratuką vidinį į tą pusę arba į tą pusę, savo matymą. Jie gali perslinkti, pereiti į kitą matymą, į kitą sluoksnį. Kai svogūno rekelė, jeigu perpjaunus, svogūnas yra idealus šito pasaulio modelis, ne? Tiesiog sluoksnis po sluoksnio. Suaugę žmonės susimentuoja, ypač užsispiria vienoje vietoje, užsisklendžia, aš nieko nežinau, aš nieko nemoku, arba aš pats protingiausias, man nieko neaiškinkit, aš viską žinau, ir jisai užstringa viskas, ten besukęs tas skalė raudonas stoja vienoje vietoje. Todėl, kad vaikai nepradėtų aiškinti ir tėvams pasakoti tokių dalykų, kurie kelia pavojų dabartiniai sistemai, kuri valdo faktiškai visą pasaulį, jie čipuojami, skiepimi. Kiekvienoje vakcinoje yra medžiagos, kurios vėliau pašvitinus tam tikromis radiobangomis padaro vaiką matomu. Iš radaro kažkur galėtų individualiai surasti kiekvieną žmogų. Iš pradžių bus vakcinos tos, kurios šiek tiek susilpnins imuninę sistemą, darys priklausomybę nuo farmacijos, nuo vaistų ir paskui padarys faktiškai amžinus klientus. Tai faktiškai toks vienas pagrindinis dalykas, aš nežinau dar kiek iš viso yra paslėpta už viso to. Bet kai buvo pasaulyje iškilęs didelis iš tikrųjų pavojus, dabar šita sistema jau faktiškai dedasi lagaminus, stengiasi jau po truputį slėpti savo darbelius, bet aišku, kiek įmanydami dar bandys atsigriebti didžiąją porciją, nusitemti su savimi kiek įmanoma maksimalę žmonių aukų dalį. Čia faktiškai liks tie, kurie, jų rankas teks tie, kurias faktiškai žemė pažymėjo kryžiukais. Nereikalingi žmonės. Apie tos pakalbėsiu kitam filme, ieškokite žlugusi arba žuvusi karta ir ten aš papasakosiu toliau, apie ką čia iš vis eina kalba ir kodėl taip atsitiko, kuom skiriasi žmonės gimė nuo 60 metų maždaug ir kuom skiriasi ta karta, kur gimė ten po 80 metų. Tai dabar baigiu šitą filmuką apie vakciną ir ekstrasensus. Jeigu kas nors jums neaišku, pabandykite pažiūrėti dar kartą filmą ir ieškokite internete, anglų kalboje, vokiečių kalboje, rusų kalboje, ieškokite su raktiniais žodžiais filmukų, jie duos jums daugiau žinių. O per televiziją faktiškai dabar renkama tik tai ta pigi publika, kurią galima lengvai nupirkti su alum, su skalbimo meteliais, su krepšinio varžybomis. Tai jeigu jums ten tinka viskas, žiūrėkite, bet žinokite, kad ant jūsų jau uždėtas kryžiukas. Jeigu kas nors stiks kažkokios tai stichinės nelaimės, nesukeltų žmogaus o gamtos, tai jūs ten jau pirmosios sąrašuose esate. Tai tiek, iki malonaus ir ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū už dėmesį. Likite sveiki.